Modernizacijos laukiančiai Klaipėdos vasaros estradai dar suplanuotas ir kosmetinis remontas. Darbai gali kainuoti 30 ar net 60 tūkstančių eurų. Už tokią sumą iki vasaros numatoma sutvarkyti suoliukus, tačiau jie tarnaus tik 2 metus. Prieš kurį laiką buvo planuota, modernizuojant vasaros estradą, nugriauti visą žiūrovinę dalį, paliekant tik sceną. Į renginius susirinkusiesiems numatyta skirti tik plyną lauką. Tačiau tuomet kilo didelis kultūros srities atstovų pasipriešinimas. Šiandien jie džiaugiasi buvę išgirsti. Bent jau mes taip manom, kad išgirdo, reiškia, savivaldybės administracija ir mūsų poreikius, kad tai yra unikalus pastatas, statinys. Ir pirminis toks, reiškia, ketinimas vasaros estrados pylimą nugriauti yra pristabdytas ir iš tikrųjų, kaip čia sako, mūsų pastangomis šitas dalykas buvo vienaip ir kitaip sprendžiamas. Ta patvirtino ir vasaros estradą šiandien apžiūrėjusi valdininkų komisija. Esą dabar planuojama iki birželį vyksiančios dainų šventės atlikti kelias dešimtis tūkstančių eurų kainuosiantį kosmetinį remontą. Kol kas svarstomi keli variantai – atsisakyti 2 kraštinių sėdimųjų sekcijų ir dar tinkamus naudoti suoliukus perkelti į likusią zoną. Kita galimybė – atsisakyti 4 tokių sekcijų kraštuose arba negriauti nieko ir visus suoliukus pakeisti naujais. Ilgai trukusi batalija, vis dėlto reikėtų ko gero pranešti visuomenei žinią, kad vis tiek bent jau tam trumpam periodui, tai yra, kol įvyks, bus atlikti visi kiti veiksmai. Vasaros estrada turėtų būti 16 ir 17 metam, sakykime, kosmetiškai patvarkyta. Tam, kad čia tikrai galėtų įvykti ir ta dainų šventė, ir kiti planuojami renginiai. Tiesa, atnaujinta žiūrovinė dalis tarnautų tik 2 metus. Per juos bus paruošti projektai ir galutiniai estrados modernizacijai. Valdininkai neatmeta, jog svarstant šias vizijas gali būti vėl pasiūlyta nugriauti visą žiūrovinę dalį. Apie porą metų šitas renginys dar turėtų tarnauti. Darbo yra, bet apsispręsim dėl pinigėlių, nenorėtus labai daug pinigų įdėti į šitą objektą, bet kad jisai gyvuotų, vis tiek reikės kažkiek tai įdėti. Ir koks bus parinktas variantas, man atrodo, ateitys parodys. Jeigu kalbam apie ilgalaikę perspektyvą, tai be jokios abejonės, sakykime, savivaldybė savo poziciją yra išreiškusi ir, sakykime, šis objektas bus modernizuojamas. O kaip jisai bus modernizuojamas, tai ko gero yra ne šiandienos klausimas. Bus organizuojamas architektūrinės idėjos konkursas, matysime pasiūlymus, vizualizacijas. Tad galima sakyti, jog už vasaros estrados išsaugojimą kovojantys žmonės laimėjo mūšį, bet ne karą. Todėl šie primena, kad žiūrovinės dalies nugriovimas blogas sprendimas. Pavyzdžiui, siūloma imti kaimynus latvius. Čia taip pat buvo spręstas analogiško objekto likimas. Nutarta modernizuoti nieko negriaunant. Kur planuojama sutraukti didelis skaičius ir žiūrovų, ir atlikėjų, ir taip toliau. Žodžiu, ir tas jų projektas, kiek yra man žinoma, kainuoja nedaugiau nei mažiau 45 milijonus eurų. Mūsų buvo pamąstymai tokie, kad mūsų tas, kaip aš sakau, vasaros estrados sunaikinimo projektas galėtų kainuoti 35 milijonus eurų. Tai iš tikrųjų truputėlį tokių abejonių keliantis dalykai. Dalį kosmetiniam vasaros estrados remontui reikalingų lėšų miesto savivaldybė planuoja gauti ir iš kultūros ministerijos. Į ją jau kreiptasi šiandien. Skaičiuojama, jog priklausomai nuo pasirinkto varianto šio objekto laikinam sutvarkymui prireiks nuo 30 iki 60 tūkstančių eurų. Klaipėdiečiai net neabejoja, jog toks objektas kaip vasaros estrada uostamiesčiui būtinas. Esą modernizacija reikalinga kuo greičiau. Kosmetinių remontų jau nebepakanka. Būtinai. Kaip mes gyvensim be estrados? Lankotės ten koncertus? Jo, kaip tik tai būna. Važiuojam su draugiams, kompanija didelė. Taip, kad... Laukiat, kada bus? Laukiam, kad būtų viskas tvarkoj ten, o ne laužinas. Gal reikėtų. O pats dabar lankotės, kai ten kokie nors koncertai vyksta? Retkarčiais nueinam, tankiau žvejyba. Kaip Klaipėda be vasaros estrados? Ir čia būtiniausiai. Tik tai reikėtų sutvarkyti, jo, iš tikrųjų gražiau. Jau reikėtų ją tikrai gražiau sutvarkyti. Galėtų biškį savivaldybė skirti tam pinigų, nes šiuo metu labai apleista ten yra. O patys lankotės ant koncertų? Lankomės, kaip koncertai buvo. Būtinai. Reikia, ar ne? Lankotės ant koncertuose ar kartais šventėse? Būna, kad tenka lankytis. Reikalinga.
Reikia, bet kad ten dabar laužynas, juk nosies įkišti negali. Tai reikėtų sutvarkyti. Nu, žinom. Reikia būtinai. Atramontuoti, atstatyti reikia. Kad būtų tvarkinga, švaru. Kad būtų koncertai. Bet poreikis tokio statinio yra, ar ne, Klaipėdai? Nu kaipgi, tai toks miestas didelis, tai žinoma, kad reikia. O kaipgi, vasaros metas, tai vis tik atvažiuoja žmonės, kaip sakant, poilsiauti, jeigu ir jie nori kiti nueiti į koncertus. O pateinat ten vykstančias šventės? Nu, retai, tai, patein vaikai mano. Iš viso mums visko trūksta Klaipėdai. Ir estrados, ir tu nori su manimi, kažkaip visko trūksta. Nu, būtinai norėtumėm jau tokio dalyko. Reikėtų jo. Koncertai ten vyktų, kažkokie renginiai. Jo. O dabar pakanka tų renginių vasaros estradai? Pakanka, aš galvoju. Pati lankotės juose? Nu, dažnai, bet nedažnai, o retai, bet vis tiek einu. Būtinai reikalinga. Kaip senais laikais, taip ir dabar reikia. Tik žymiai modernesnis. Aišku, eitumėm. Būtinai. Vos ne kiekvieną dieną, jeigu vyktų renginiai.